Labradorito apyrankės, kurios likusios, tai 3 vienetai. Taigi, tokia plonytė likusi viena. Tuomet tiesiog su natūraliais akmenukais be jokių akcentų. Na ir su keletu sidabrinių detalių, tokių kaip gėlytės. Tai 3 vienetai likę šie. Kitam video bus kito akmens apyrankės. Toliau labai panašus į labradoritą lervikitas. Jis yra būtent pilkos spalvos ir su tokiais pilkais perėjimais, pilkais žybsėjimais. Tai ši viena apyrankė yra su gėlyčių akcentu, storesni akmenukai. Čia 8, man atrodo, numeris. Tuomet 6 yra štai tokia, su tokiu mini akcentu, kaip Mindaugas sakė, planeta. Ir auksiniam detaliam, auksinės spalvos akcentais. Štai likę tokios 3 lervikito apyrankės. Kaina po 10 eurų. Tad jeigu patinka, rašyk mums. Dar vieni akmenukai, kurie turi tokį štai žybsėjimą. Šios yra minulio akmens ir jos be jokių akcentų. Tiesiog šis akmenukas žybsintis labai gražiai. Tad paskutiniai 2 vienetai laukia savo šeimininkių ar šeimininkų. Kaina po 10 eurų. Jeigu domina, rašyk mums su Mindaugu. Taigi, prieš save matot katės akies apyrankės ir yra didesnis pasirinkimas. Netgi 3 yra tokios žydros dangaus spalvos su mėlynu akcentu, su jūros žvaigždute ir su širdutės akcentu. Tuomet turkios spalvos yra viena, tuomet yra 2 žalios, štai su tokiais akcentais, na ir viena violetinė. Tad jeigu kažkuri patiko, jos yra paskutinės vietoje, tad rašykit mums su Mindaugu ir įsigykit. Kaina 10 eurų. Prieš save toliau matot tigro akies apyrankės. Taigi turiu irgi tik